Tai kokia diena, bičiuli, ką? Viena iš daugelio. Man irgi ne kažką. Markas. Arnas. Gal varom kokią nors šiltesnę vietelę savęs gėris, ką? Varom. Nusprendai pastovėti ant ribos? Gera metafora. Pirmyn, vaikeli. O, matai, dabar trupučiu pavalgysim, trupučiu paužkasim, šiaip gal po kokį kremelį išgersim. Tu ką geri? Ką tu mėgsti gerti? A? Nu, Sandra? Aš atsiprašysiu trumpą. Labas. Sveika. Prašau, darykit kažką naudau, aš nebegaliu čia Eimanto mama. Labas. Sveiki, čia Agne, Eimanto mama. Taip, Agne. Daniela. Būsima Anyta. Anyta. Mano geriausias Sandros draugės. Kaip tik susitikom ir turim staigmeną Sandrai. Labai atsiprašau, bet mums teks Sandrutę pamokti. Laukia masažą iš 5 minučių. Jūs minėjot kažką taip, aš visai iš galvos išgaravo, taip smaigus, vienas leis laiką buvo. Bet mes dar nepapietavome. O žinokit, mes po masažo ten Austras yra ir... Visko neišduok. Labai nekantraujam. Nu kągi. Malonu buvo aš. Jo. Malonu susipažinti visą. Labai viso. Jo. Austrės silkės. Sūnelė, čia aš mama. Tu klausyk. Apipirkau tavo gražuolę, bus lelkė, žinok, o ne juoda martyšė, bet ją pavogė, žinok. Draugelės čia atsirado tokios dvi. Lemba panos, ačiū, kad ištraukėm. Aš jau tikrai nebegalėjau. Dar nesusituokus, o Anyta jau nervina. O ką tu galvoji? Šitus tai dar pirko pasiimkit jūs, man jau tikrai nei vieno nereikės. O, man ši diena jau pradeda patikti. Miglė, ei. Ji pasirašė skyrybų dokumentus. Nu tai gražiausia, tu pasirašai skyrybų dokumentus, o aš čia apie savo vestuvės kliedžiu. Nieko viskas gerai. Kaip ten sako, duris užsidaro, langas atsidaro. Arba ne. Myliu jūs. O mes save dar labiau mylėsim. O jau kai išsirinksiu kažką iš šitų maišikų. Ką veikiam? Rimtai čia tavo planas? Na. Tai taip aš ten tokio brangus būčiau pastatęs. Geras. Dažnai čia mėgstu lankytis. Mėgsti? Jo. Gera vieta. Jo, gera vieta slėptis čia. Tai tu ką tu prato dirbti tarnais? Čia kaip ir tu sakai, nesėkmingas santykiai, meilė. Dabar ištekėjus. Ne, toj bus. Tai taip. Tai kovok. Aš nemaniškai ištekėjus. Bet aš vis tiek esu triškinsiu. Kaip mums man. Duot, kad tokį ryštą man duot. Markai, aš išsiknisau su tais santykiais. Tiesiog. Tai vis tiek kažką daryk. Kažką daryk. Viskas per daug komplikuota, jau mano buvusios geriausia draugė, įsivaizduoju. Ulala. Jo, bet jį man taip, žinai, nu taip giliai į širdį, į dušą. Kaip ir mano. Žinok, kiek aš
Todėl niekas jūs neįstoja. Tokia pasispyrus, tokia kieta, supranti, moteriška. Čia galėčiau valandas šitą. Nu, aš tai žiauriai gelčiau savo buvusiai, jeigu susinešiu su jos geriausia draugė. Čia viskas ne taip, žinai. Sandra, tai aš jos ir noriu. Ir kartu bijau ją įskaudinti, supranti? Suprantu. Ko čia mes kaip merginos kalbamos atvirai, ką? Na, žinai, kas yra gerai, kad mes iš skirtingų kompanijų. Ar? O ką tu lošimus? Lošimus? Nu. Kokius lošimus? Gerai. Bet tokius lošimus. Na, tai labai paprastai viskas arba nieko. Žinai, stovi požiūrį. Aš mes merginas kelvėsiu tave. Neskubėk, žinai. Laimė ir nelaimė, kur santuokoje prie ragų pratęs aš. Okay. Ačiū, mama, kad atsiuši raktus. Kaip gerai, kad pas tave atsarginius laikau. Na, bet Dukryte, kadangi pametei raktus, tai reikės spyną naują keisti. Tai taip, aišku, reikės. Atrakinta! Iš balso telefono supratau, kad reikės truputį kalorijų pasitenkinimo. Pasitenkinimo man labiausiai dabar ir trūksta. Labas. Labas. Pasiilgau tavęs. Tu neįsivaizduoji, kaip aš tavęs pasiilgau. Bet tu vengi manęs. Sandra, tu ištekė. Bet dar nesu. Ką tu nori pasakyti? Tu pažiūrėk į visą tai. Čiagi ne aš. Aš pasiilgau savo tikrojo gyvenimo. Aš pasiilgau tavęs. Išeik iš galvos. Tu mane seki? Svarbiau, ką tu čia veiki. Dirbu. Tomai, kas darosi? Aš jeigu papasakočiau, tu nepatikėtum.
Aš su draugė. Bet jūs jau pažįstami. Labas. Aš vos jūsų nesumaišiau. Tai gal tada aš jau eisiu. Pabūk. Tai gal tu nieko prieš, kad mes su Vilte atsigersim šampano? Ačiū. Taigi papasakokite apie savo vestuves. Nu, tik ne apie vestuves. Galiu kokią istoriją papasakoti. Jau tas galvoja istorijas moka pasakoti. Gerai, jeigu nepatinka mano istorijos, galim pažaisti tiesą drąsą. Aš už. Gerai. Vilte. Tiesa ir drąsa. Tiesa. Ar esi šiuo metu įsimylėjus? Taip. Gerai, Eimantai. Tiesa ar drąsa? Drąsa. Nepagailėk mergėt. Gerai. Nueik prie lango, atsidaryk ir žiauriai garsiai sušaukelkitės. Kas čia? Mes vaikų darželis čia kažkoks? Baig, Vilte. Tu tikrai turi geresnį tarpą. Nu gerai, patys prisiprašyti. Tada paimk šitą lapelį ir ant jo užrašyk savo svajonę, kuri būtų susijusi su aistra. Ir tada tą lapelį turėsi parodyti Vilte Sandrai. Tu čia ir užsukai, negird. Aš galiu ir dabar parodyti. Ne, rytoj. Okei, rytoj. Dabar mano eilė. Gerai. Tiesa ar drąsa? Drąsa. Aš prisiprašai. Nusirenk. Okay, užtek. Nu, tai nerealia. Ne, aš galiuosi, kad tik paprašai. Sandra. Drąsa. Pabučiuok Vilte. Ką, reikės pralaimėti? Ką aš čia neuskaitau? Tu rimtai? Rimtai neuskaitau? Tikrai? Mhm.
gatvės suveda nepažįstamus žmonės. O linksmybių sūkurys padeda bent trumpam užsimiršti. Besilinksminant neprarask budrumo, nes niekada nežinosi, ar tas žmogus taip jau ir toli nuo tavo aplinkos. Tai kas per iškvietimas? Taikos? Gera pradžia. Taip. Taip. Tai kur mano atsiprašymas? Gerai. Atsiprašau. Rimtai. Aš tau turbūt visko pavydėjau. Pavydėjai. Pavydėjau. Pavydėjau. Gerai, dabar jau galima aptarti viską, ką praleidau. Gerai. Bet pirmą pasakyk, kas tave, Gabrielė Gajauskaitė, privertė taip nusižeminti? Nepatikėsi. Gyvenimas. Kartais vienatvė suveda žmonės, kuriems jau seniai metas užglaistyti žaizdas. Galbūt su kai kuriais artimaisiais mums reikia susipažinti iš naujo, o kai kurie svetimi patampa itin artimi. Ir kai esi atviras patirtims, tu pasirenki žaisti. Ir tik po to galvoji apie pasekmes.